Šiandienos tikslas iš džemo pasidaryti demkę. Tas džemas yra maždaug 12 minučių ilgio, tai ir toks gan nekonkretus. Tai bandysiu atsirinkti atskiras dalis, tokias jau labiau apčiuopiamas ir iš jų dėlioti kažkokią struktūrą. Kaip visada. Nežinau, kažką sudėliau. Manau, kad šiandien užtenka jau pastangų. Reiktų parašyti kokių nors gerų žodžių šitai dainai. Gal kaip nors gražiau užsamplint būgnus. Bet kažkas yra. Šiandien tokį noriu pabandyti kaip ir naują dalyką. Išsieksportinti iš dainos projekto tokius trumpus loopsus. Ten būgnų, sintikų, ten dar kažko, ką turiu čia prigalvojęs. Ir tada susikelti į samplerį ir į samplerį pabandyti suaranžuoti jau už tų loopsų. Nes dabar tai naudodavau labiau one-shotus tipo. Ir sequencindavau per MIDI ten sintikus, bet šitas kaip bosinis sintezatorius tai šiaip nelabai fainai skamba, toks skistokas. Reiktų gal kažkokio kito, bet tai jau tada jau čia prasideda išlaidas, o iš samplų irgi kažkaip nefainai, jeigu kaip one-shotus naudot bosui. Toks nemalonus tembras, irgi silpnas, kažkaip nėra atakos tokios geros, kaip ten nusipičina žemyn. Žodžiu, šitas tai kaip ir gal nieko, bet tas MIDI trackas toks monofoninis, tai ten galima biškai apžaist, bet taip labiau po vieną natą viską groja. Žodžiu, jeigu norėsiu grot gyvai, būtų šiaip visai gal patogu, jeigu nereikėtų tų sintikų vežtis ir užtektų šito vieno nedidelio samplerio ir iš jo viskas pagrotų. Tai, pabandysiu vieną dainą pažiūrėti, kaip čia galėtų skambėti. Dar toks fainas privalumas, kad prasiplečia biškį garsų paletė. Pavyzdžiui, galiu turėti Melotrono partiją. Paklausiau įrašą, tai man visai šiaip patinka rezultatas. Nežinau, gal biški lo-fi, biški gaudžiančiai, bet man gal taip ir patinka. Reikia parašyti normalius žodžius šitai dainai ir manau bus done. Šiandien bandau dar vieną dainą perdaryti taip kaip praeitą kartą. Išsieksportint loopsus ir tada susikelti į samplerį, bet reikia dar biški juos gal patobulinti prieš tai. Niekaip kažkaip nepavyksta padaryti, kad šitą dainą gerai skambėtų. Iš pradžių patiko, bet šiandien atrodo labai cheesy, nevaibinu visai su ją. Pabandžiau biškį lėčiau perrašyti, nes tai kartais padeda. Šiaip viską iš naujo perrašiau visus instrumentus, taip biškį gal truputėlį kitaip, bet kažkaip, nežinau, nerandu kaip šitą idėją perteikti, kad jinai neskambėtų kažkaip vaikiškai ir primityviai. Bet kartu ir biškį nenoriu tiesiog nurašyti šitos dainos. Kažkaip atrodo, kad visą laiką taip vyksta, kad kažką sugalvoju, atrodo iš pradžių nieko, paskui pradeda atrodyti cheesy ir tada užmetu ir pradedu kurti naujas dainas. Tas tada patinka ir tas ciklas taip kartojasi be galo. Tai biškį nežinau, ką daryti. Trūksta biškį kažkokios arba vizijos, arba mokėjimo gerai padaryti tai, ką įsivaizduoju. Praeitą kartą ta daina, prie kurios dirbau, irgi ten ne viskas gavosi gal idealiai dar kol kas, bet kažkaip radau kažkokį skambesį, kuris
gerai visai dera ir su tais samplais, tipo su ta pačia atlikimo technika ir, nu, ir viskas ten kažkaip normaliai. O čia, nežinau, bandau, bet vis kažkaip nepavyksta. Prasideda šildymo sezonas po truputį, tai bandom apsišildinti studiją. Apsišiltint, Joris tai čia prikalė tokį veltinį ant durų ir šiaip biškai plyšius užkamšim su tarpiniam, tai bent jau dėl garso maloniau, nes netaip girdisi, kai vaikšto žmonės koridoriui, nesijauti toks, nežinau, pažeidžiamas, bet gal ir šilumai kažkiek padės. Dar yra planas likusią veltinio dalį pakabinti kaip užuolaidą. O kita, turbūt rimtesnė problema, tai šiaip langai. Tai čia dedam tokį polikarbonatą, tokį plastiką. Praeitą savaitę kartu išpjavėm, bet dar jis taip nelabai laikosi. Tai noriu išpjauti iš tokių juostelių tokį kaip prispaudimą. Nu, atrodo, kad viskas laikosi. Dėl santūrumo nežinau, dar būtų galima gal apklijuoti lipnią juostą kraštus. Aišku, dabar tie langai bus nebevarstomi bent jau žiemą. Paskui vasarą bus galima gal vieną nusimti tą plastiką. Nu, bet kol kas prisukau, nežinau, jeigu netingėsiu, gal kada užklijuosiu dar juostas. Arba gal kas nors kitas taip tuo užsiims. Kieme ilgokai guli toks keistokas fanieros gabalas, bet aš kažkaip pasimatavau, kad iš jo galbūt galima padaryti biškį gražesnę šitą lentynėlę, monitorių stovą ir, nu, tipo, nes dabar šitas toks lentinis man kartais biškį liūdina. Toks įdomus aspektas, panašu, kad šitie rusvi dažai tirpsta vandenyje ir tepa, tai tas nelabai faina. Idealiausia būtų kaip nors nupurkšti juodai, bet galbūt palikti tą medinę briauną, tada dėrėtų ir su stalu, bet dabar neturiu kaip tą padaryti. Ir dar biškį juokinga, kad ties viduriu toks yra kaip ir praplatėjimas, o ties šonai susiaurėjimas. Man reikėtų, kad būtų atvirkščiai, nes ten ties viduriu geriau turėti biškį daugiau erdvės kompui atsiverst, o kolonėliams reikia maždaug 30 cm padėklo. Bet kartu ir nenoriu labai smarkiai supjausti, nes tiesiog pati pjūvio linija žymiai gražesnė ta gamyklinė tokia lygi. Nu, nėra super tvarkingai, bet man gal labiau patinka, negu kaip prieš tai buvo. Nu ir aišku, nematoma bet kokio konstravimo pusė, tai po to reikia žiauriai daug tvarkytis. Nu, dabar liko biškį laiko, galima padirbti prie tos nepavykusios dainos. Šiandien jau nebe taip blogai gal skamba kaip aną kartą. Tiesiog manau, kad gitarą reikia perrašyti.
Ir biškai padėliosiu dar kitaip būgnus, kad būtų labiau kaip lūpsai ir mažiau kaip gyvi būgnai. Perrašiau gitarą ir kažkaip dabar jau nebe taip ir blogai skamba. Kas šiek tiek juokinga, nes šiaip aš čia dirbau prie tokios kaip ir fonuškės, kuri gros šalia gitaros. Bet kai gitarą geriau įrašiau, tai tada ir tie kiti elementai kažkaip jau labiau patinka. Tai nežinau, turbūt šiandien tiek.